Žygimantai, sunki buvo savaitė, dvi komandos iš Žemaitijos, Mažeikiuose sunki pergalė ir po to su Telšiais turbūt tikėtasi sunkesnės, bet jeigu galėtum dar trumpai grįžti į rungtynės Mažeikiuose, kaip ten pavyko išplėšti tą pergalę, kaip pačios rungtynės buvo? Jo, kalnuotos tokios varžybos Mažeikiuose, bet taip trumpai tariant, Mažeikių gera komanda, bet Vilys tiesiog išnešė ant pečių, kaip sakyti, tikrai įspūdingas Vilio rungtynės ir Mažeikiai turi gerą trenerį, tikrai jie buvo puikiai pasiruošę, mes ir pasiruošę, tai tokios ir gavosi atkaklios rungtynės, kur galim sakyti, Vilio karjeros rungtynės nusprendė tą tokią baigti į mūsų pusę gerai. Tik porą dienų praėjo, bet atrodo taip seniai jau buvo, kai su Telšiais, turbūt nereikia būti ekspertų, kad suprast, kad jiem trūks centimetrų, bet turbūt tokių rungtynių vis tiek nesitikėjot, kad jau taip važiuosit ir nuvažiuosit. Jo, žinojom, kad jie greičiausiai neturės 3 žaidėjų pagrindinių ir kas baisiausia turbūt būna tokiose rungtynėse, kad kai žinai, kad nepilnos sudėties ir nuvertini varžovus ir tada varžovai atsipalaidavę žaidžia ir žiūri, kad daug sunkiau gaunasi, bet kas džiugu, kad pavyko tą koncentraciją išlaikyti, puikiai nusiteikę buvom ir kaip ir treneris minėjo, čia nėra tikrasis Telšių veidas, bet reikia pasidžiaugti už mus, kad nenuvertinom, kad visas rungtynės ir išlaikėm tą, kaip sakyti, 30 taškų pranašumą ir sakau, tik džiaugiuosi už visus, kad puikiai nusiteikėm. Kamuolys nukeliaudavo po krepšių, būdavo akivaizdu, kad ten varžovai turi didelių problemų, nors netrodė, kad akcentas būtent buvo žaidimui per aukštus žmonės. Tai pas mus, kaip pasakyti, nepaslaptis visiems, kad tam turim Pukelį ir Jucikas stiprią priekinę liniją, mes visą laiką stengiamės įvesti per juos, o varžovai tada jau sprendžia, jeigu varžovai dvigubina ar bando kažkaip kitaip stabdyti juos, jie nusimeta mum perdavimą ir mes tada iš viršaus sprendžiam, bet čia Pukelis ten tikrai stipri jėga pas mus ir čia nieko nenustebinsim, kad bandom per juos žaisti, per mūsų didelius. Pačiam šiandien turbūt vienos sėkmingesnių šio sezono rungtynių, tie tritaškiai būna visaip, kartais labai krenta, kartais prašiau, kaip pats tik savo sportinę formą bendrai vertinėte kaip šios rungtynės. Pradžia gal kažkiek banguota, bet kažkaip nesu tas statistas, nežiūriu, aš ten labai tos statistikos jaučiu, kad gal šiek tiek nekrenta tie metimai, bet tiesiog pasitikė savim, toliau stengiasi mesti ir komanda pasitikė, duoda man pasus, tai ir metu, kad darau ką moku, ką žinau, kad galioja. Ten vieną kartą įkrenta, neįkrenta, nesureikšminu to labai. Atrodo, kad komanda jau pagavo savo ritmą ten, nes buvo vienu metu ten, kai Aurelijus Marijus kartais grįždavo, atrodydavo, kad gal net sunkiau tampa žaisti, kai jie grįžta, o dabar atrodo jau viskas važiuoja taip, kaip turėtų važiuoti. Tai va tas ir yra dabar sunkiausia, kai buvo šitą etapą ištverti, kas ir yra dabar, kad jie kitą savaitę vėl išvažiuoja. Nebus abiejose rungtynėse, tai dabar galim pasidžiaugti, nebus vėl grįžti, toks ritmas sunkus, bet jau prieš sezoną žinom, kad iki gruodžio, kad reiks kentėti ir su jais, ir be jų, ir visaip kaip. Ir manau, jo, dabar smagu, taip gerai įsižaidėm, kaip ir sakot, geras žaidimas, bet dabar jie vėl išvažiuos, tai vėl grįž, vėl derinsim ir bandysim siekti pergalį.